Fantastico. That's a bit too much for me, babes. Pretty much aš nusipirkau auksą savo veido odai. Anyways, einam į baseiną. Žinau, disgusting. Dabar yra trečia diena? Ketvirta? Trečia, man rodos. Dar vis jaučiu galvos skausmus, tokia biškį, kaip atrodo, kad pagiros man būtų, kas nelabai smagu yra, nes aš alkoholio negeriu ir turiu kęsti pagirės. Ruošiamės, važiuosim į... Aš neatsimenu, kur mes važiuosim. Kažkur čia paliksiu, arba paskui pasakysiu. Nu, kaip jūra? Gera. Reportažas iš pirmo paplūdimio šiandien. Aš vis pamirštu, kur mes esame. Labai gerai. Tas klausimas, bet tenais buvom plauk. Atvažiavom į Cambikį. Kažką. Ir dabar varysim į Lindos, man rodos, bet išsimaudėm, viskas fainai, pasifotkinom su Monika. Šiaip žiauri geras oras. Tik dabar pajutau, kad žiauri kaitina šiaip saulė. Tai lysiu į mašiną. Ir viso, bet žiauri gražu, toks be proto gražu. Atvažiavom į Lindos miestą. Nu, be proto gražu. Ateikit čia, pasižiūrėsit kraštovaizdį. Bet žiauri gražu. Bet vėlia kaip karšta. Bet taip intensyviai karšta. Ne Lietuvos saulė, tikrai. Atėjom, o Jezu, aš kaip baisiai atrodo, atėjom iki įlankos. Žiauriai graži. Žodžiu, dabar va dar brolis įsimerks kojas. Žodžiu, fantastico. Ta prasme, aš nesu tokio karščio pajautus. Ant kiek čia dabar yra, čia yra iššūkis. Aš saulės mėgėja, karščio mėgėja, bet čia that's a bit too much for me, babes. Tinginiaujam, bet tiesiog norėjau vis tiek kažką šiandien nufilmuoti ir noriu to pačiu pasigirti. Jums ką aš nusipirkau Skincare Girlies, žinos arba ne, visiems paaiškinsiu. TikTokas žino, kad aš esu Graikijoje ir man pradėjo mėtyti prieš kelis realiai mėnesius įkeltus video merginų haulus, kur daro, ką aš nusipirkau iš Greek Pharmacy ir taip toliau. Ir visos rodydavo vieną produktą. Aš apie jį pasidomėjau, aš jau realiai žinau, kas jis yra, bet aš toliau norėjau savo research pasidaryti. Apėjau kelias vaistinės, nei viena neturėjau. Vakar vakarėkiu su broliu pasivaišėm, vieną vienintelį paskutinį produktą paėmiau ir mokėjau tik 4 euriukus. Tuoj suprasi dar kodėl. Visa kita, žodžiu. Taip pat TikTokas, mano žinių portalas, pasakė, kad jeigu jūs mokėsit už tą produktą daugiau negu 6 eurus, it's a tourist trap, net nepirkit, scamina ir taip toliau. Taigi, ką aš nusipirkau? Aha, jep, tai yra tretinolis. Lietuvoje reikia tam recepto. Jep, ir jisai yra brangus. Kiek aš mokėjau, kaip ir kartosiu? 4 euriukus. Jep, ir aš dabar jums papasakosiu pagrindinius skirtumus tarp jų, tarp tretinoido, tretinolio ir retinolio. Aplamai galbūt jums neįdomu, skipinkit, čia paliksiu tą minutės, sekundės ir taip toliau, kada bus visiškai kitas klipukas ir rašiau pagrindinius skirtumus tarp tretinoido, tretinolio ir retinolio. Tretinoidas, tas pats šūdas. Taigi, tretinoidas tai yra grina retinoidinė rūgštis. Grina. Tai vienas yra stiprus dalykas. Reikia labai atsargiai naudoti. Ir taip, aš žinau, kad aš dabar esu pati atsakinga už savo veido odą, aš ją turėsiu prižiūrėti, priimtina ir visą kitą. Man yra 26 metai, aš žinau, ką aš darau. Kind of, bet aš jau su akne kovoju ir pigmentacija 13-14 metų, aš jau tikrai noriu su ją atsisveikinti. This shit is pissing me off. Ok. Taigi, kas yra retinolis? Tai yra vitamino A forma, kuri turi virsti tik į retinoidinę rūgštį. Tai ten savo chemiją darant veido odos tik vėliau pradedant savo iš vienos molekulės į kitą molekulę. Tretinoidas stiprumas yra labai stiprus, o retinolis yra 20 kartų silpnesnis už tretinoidą. Tai realiai, ar tretinoidas veikia tiesiogiai? Taip, jisai iškart veikia su odos visais tais shenanigans, tuo tarpu retinolis turi virsti į retinalį, o tik tada į tretinoidą. Tai vadinas efektyvinis, tas visas efektas ilgiau užtruks negu Nevermind. Poveikis matomas tretinoido po 6-12 maždaug savaičių.
Tuo tarpu retinolio po 3-6 mėnesių, ar net ilgiau. Ir aš dėl to vis nustodavau naudoti, nes man užknisdavo laukti. Ir aš įsidėdavau retinolį šaldytuvą ir aš pamiršdavau, kad aš šitą turiu. Toliau, dirginimas, paraudimas, labai dažnas retinolio šalutinis poveikis, tai man su to reikės susitaikyti. Retinolis paprastai švelnesnis, bet vis tiek gali erzinti veido odą ties šitą vietą ir ties šitą tas vadinamas purging gali atsirasti. Ir nuo ko naudojamas tas retinolinas, tai yra jau labiau giliau jisai, tai aknės, tos gilesnės raukšlės, pigmentacija, randai, tai realiai vos ne viskas, kas yra ant manęs, o retinolis tiesiog anti-agingas, biškiai odos tekstūrą pagerintos labai paviršutiniškai. Retinolio pačio, kaip jisai veikia ant odos, tai retinolis tampa į, aš neperskaitysiu šito žodžio, jaučiu, retinaldehidą ir tik tada į retinoininę rūgštį, tretinoiną. Tai vadinasi, kad retinolis veikia kur kas lėčiau ir silpniau, nes tiesiog odai ją reikia perdirbti. Pretty much aš nusipirkau auksą savo veido odai, bet aišku dabar reikės, nežinau, drėkinti, maitinti, prižiūrėti ten UV 150 nusipirkti, nelysti saulę. Lietuvoje taip nėra saulės, lyja pila ten, kai nežinau, kas vasarą pretty much non-existent. Depresingi, bet žodžiu, anyways. Tai va, jo bus dabar tokių biškiai roller coaster, nes tikrai, manau, pablogės situacija prieš jai pagerėjant ir reikės man tikrai dar antrą nusipirkti kažkur tais. Tikiuosi rasiu, bet jo, dabar parašė mano brolienė į grupę. Man tai patinka žodis brolienė. Žodžiu, mano brolis man parašė, Monika, kad grupė gal 6 val. Vakarinę, tai reikia susiruošti ir atrodyti normaliai. Dabar yra penktą diena, manos penktą diena, bet šiandien mes likom su broliu vieni. Mama, brolis ir Monika išvažiavo keliauti. Aš realiai pati jau nebenorėjau niekur važiuoti. Po užvakar kelionių man paskui labai ir galva sukosi, nu žodžiu, nesvarbu. Bet dabar su broliu eisim į baseiną, pabūsim prie tenais, paskui biški saulė nebus tokia pikčiurna kaip dabar, tada eisim į senamiestį, žiūrėsim suvenyrų, lauktuvių, tai žodžiu jo. Ir viskas. Realiai, belia kaip karšta iš tikrųjų yra. Man tas labai nepatinka, na bet žodžiu, šiaip patinka, bet... Anyways, einam į baseiną. Išėjom pasivaikščiot pro Rodos salą visą. Einam ten, kur nebuvę, sulančiojom. Daug važiuoju šitai. Absoliučiai viskas man belia kaip yra gražu. Karšta. Ir nežinau, kelintą kartojuosi kartą, bet aš nesu prakaituojantis žmogus. Aš jau prakaituoju daugiau negu reiktų. Ir aš jau dabar esu šlapė. Žinau, disgusting, bet žodžiu. Toliau einam pasivaikščiot. Reikia suvenyrų nupirkti. Realiai visiems žmonėms, nes nieko gero nerandam. Arba viskas iš temų netgi. Bet einam toliau vaikščioti.